Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Tęsiu savo įrašų seriją apie pivot lenteles. Šiandien trumpai parodysiu, kaip galima atnaujinti pivot lentelės duomenų šaltinį ir pačią pivot lentelę. Sakykime, turit tokią duomenų lentelę, ir ši lentelė, tarkim, pasipildė dar keliomis eilutėmis, ar ne? Tokiu atveju mūsų pivot lentelė jau ne visai apima visus duomenis. Norint įtraukti papildomas eilutes, reikia atsistoti ant lentelės bet kurioje vietoje. Tada jums meniu juostoje turėtų atsirasti Pivot Table Analyze. Spaudžiate čia, prie data turėtumėte matyti Change Data Source. Spaudžiate čia. Atsidaro toks langas, kuriame jūs turite nurodyti duomenų kažkokią tai sritį. Tai galime tiesiog paprasčiausių būdų užžymėti ir paspausti OK. Lentelė atsinaujina, galime pažiūrėti, kiek mums rodo sumos. Suma yra 1161, čia taip pat Grand Total matome taip pat 1161. Sakykime, yra tokia situacija, kai pasikeitė kažkas šitos lentelės viduje, kažkokie duomenys, ar ne? Pakopijuokim. Štai čia. Kažkas atsinaujino, pasipildė, pasitaisė ar dar kažkaip. Vėlgi, norint pakeitus duomenis šitoje lentelėje turėtų būti atnaujinama ir Pivot Table lentelė. Tai atlikti galite dviem būdais. Spustelėję taip pat vėl ant lentelės per Pivot Table Analyze ir Refresh mygtukas. Arba galite tiesiog su dešiniu pelės klavišu spustelėti ant pivot lentelės ir paspausti Refresh. Šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.